Sveiki visi. Tai šiandien Yamaha FZ6 dirbtuvėse. Na ką, tai apžiūrėjome žvaigždę ir grandinės. Viskas čia yra tvarkoje. Viskas gerai, nėra kažkokių kietų narelių. Grandinės dar yra, kur tempt visai nedaug jinai patempta, reiškia. Matomai kažkada buvo keista visas tas reikalas. Tai žodžiu, mes tik tai iškrapštysim šitą visą šlamštą iš čionais. Ir visi. Ir bus gatava. Gal dar pabandysim praplautą grandinę dėl, kaip čia pasakyti, estetinio vaizdo geresnė. Ir viskas. Tai grandinės keitimas ir žvaigždžių atkova. Išsivalėm šlamštą visą iš tenais. Tai čia va toks va, kaip čia pavadint, kakutis. Tepalo ir smėlio reiškia. Viskas nusitaško į priekį. Kaip būtų, dabar jau viso to tenais nebėra. Prasiplausim dabar šiek tiek grandinę ir iš naujo ją sutepsim. Pravalėm ir grandinę. Dabar bus švari. Reikia palaukti, kol nusigaruos grandinės valiklis. Čia inklinas taip vadinamas. Ir tada mes ją patepsim ir įtempsim tiek, kiek reikia. Taigi su šito darbu tiek. Toliau einame prie, ko gero, priekinio tos mūsų chaltūros remonto. Taigi reikės nusimti šitą stikliuką, lempą, atsisukti lempos rėmelį nuo šakių visų šitų laikiklių ir nusimti viršutinį tiltelį. Tiksliau gal ne tiek nusimti, kiek jį reiktų pasikelt, bet kiek pamenu, tai lempa čia prisukta yra prie, ne lempa, lempos rėmelis prisuktas yra prie to viso reikalo, tai taip paprastai neišeis. Pasiardysim ir žiūrėsim. Ką, tai su vairo guoliu mūsų chaltūra buvo tokia. Pakeitėm guolį į šitą, o turėtų būti šitas, kurio diametras yra 20 beveik 5, o čia diametras yra 20 beveik 6. Tai realiai skiriasi 1 mm ir kiek bespausti tiltelis, kaip sakoma, nesifiksuoja normaliai. Tai įdėsim naują. Ir klausimas bus, kaip čia pasakyti, nuimtas. Taigi dedam, priveržiam, surenkam ir bus gatava šitas darbas. Tiksliau mūsų chaltūra, kurią reikės spręsti. Ai, kaip negražu. Nu, bet ką darysi, kartais pasitaiko. Neklysta tik tie, kurie visiškai nieko nedaro. Ką, tai su guoliu pabaigiam, dabar eisim patepliot grandinę, kadangi jau turbūt apdžiuvo.
po plovimo. Žodžiu, taip, grandinę mes tepame tokiu vat būdu. Užsikešam kartoną, kad neprišiukšlint ant rato, kadangi tas šlamštas paskui gan sudėtingai nusiplauna. Naudosim vėlgi Motulio Road Plus. Kažkaip man šitas labiausiai patinka. Tepimas visas vat štai toks. Mūsų tikslas yra patepti šitų, kad tepalo papultų į šitų ratukų vidurį, kad papultų tepalo ant šitų gumelių, kurios yra šone. Visiškai nėra tikslo iš tepalo iš grandinės apačios ir iš grandinės šono vieno ir kito. Tai už tai mes ją pasitepę, kol dar nespėja išdžiūt viskas, kraštus apsivalome. Tai tokiu būdu jinai, kaip čia pasakyti, mažiau renka smėlį, reiškia, ir dailiau atrodo. Netokia išsteriliuojus to tepalo. Patepliuojamo tai vat pripurškiam. Prasukam ratą šiek tiek. Pripurškiam dar. Prasukam ratą vėl. Na žodžiu, ir taip toliau. Tai sutepsim viską iki galo, o toliau einam prie kaip čia jo, sankabos. Jam mums vis dar reikia irgi išsiardyti. Tai mums reiks nusileisti motociklą nuo šitų, pastatysim ant lentelių, kad biškį palivirtimo kampas būtų didesnis. Ir tokiu būdu galbūt išvengsim tepalų išleidimo, ko aš nelabai norėčiau daryti. Na ką, tai šiek tiek praserdėme. Čia vat yra matosi parūdėjimo ant metalo. Kažkokių tai nežinau, iš kur čia tas parūdėjimas, bet čia neturėtų būti. Taip pat sankabos išspaudimo ašelė irgi yra parūdėjus šiek tiek. Vėlgi nežinau, iš kur čia tai rūdys. Taip sakant, kažkokie drėgmė turbūt motociklė laikosi. Dėl neaiškių priežasčių. Na okei, tai dabar tada išsiardam tada iki galo tą visą reikalą. Ir pasižiūrėsim, ar čia tikrai yra bėda ar ne. Taip, tai tikrai taip. Bėda yra būtent tai, ką aš ir įtariau. Įmum lempą, tai parodysiu. Sankabos diskai, nematavau, bet ko gero dar turbūt nesudėlė. O čionais, diskatorius, kaip matot, yra dryžiai. Išmušti sankabos diskelio. Panaudosim tepalo lygio matuoklį. Ir jie kliūna. Turi duobutės. Visur praktiškai. Ir ant šito, čia ne diskatorius, blema, čia sankabos krepšelis. Kodėl aš šį diskatorių vadinu, niekaip nesuprantu. Nu gerai, žodžiu, reiškia... Tai va, tai problema, kaip čia pasakyti, tame ir yra, kad yra čia grioveliai, čia irgi grioveliai yra, ne visur, aišku, džiugina, kad dar ne iki galo, reiškia. Problema būtent tame ir yra, kad nuspaudus sankabą, kai diskai ir tarp diskai atsileidžia, kai spiruoklės yra išspaudžiamos ir diskai turėtų atsileisti, jie lieka užsikabinę už tų griuvelių, disko kraštai fiksaciniai ir neleidžia išjungti, kaip čia sakyti, nepilnai atleidžia greičių dėžę nuo variklio. Tai spręsim šitą problemą. Все, all done. Beliko prisukti kelis raštelius ir dėsim dangtelį į vietą. Labiausiai tai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad šiais laikais yra kur užsakyti ir nupirkti naują tarpinę. Ateina tai, kas reikia, be jokių, reiškia, kaip čia pasakyti, nereikia pačiam nieko daryti, yra patepta ir specialaus va tokio minkšto daikčiuko, reiškia, tose vietose, kur susijungia, o čia nedavaliau. Liuplys, gerai. Čia va susijungia variklio detalės, reiškia, tai šitoje vietoje tiksliau čia ir čia kažkur tai. Tai tas vietas visada reikia patepti hermetiku, dėl to, kad per tą sujungimą kaip taisyklė ir bėga, jeigu nepatepė. O čia jau tarpinė ateina su patepliuoti tose vietose, kur reikia. Jau daugiau nieko, kaip čia pasakyti, galvoti nereikia ir tarpinės kaina yra
žinau, iki 10 eurų dažniausiai būna, tai priklausoma nuo dydžio, aišku. Tai labai palengvina, kaip čia pasakyti, kokybę. Gali užtikrinti žmogui, reiškia, kad tikrai nebėgs ir nevarvės. Sankabos kojelė, ta, kuri nuspaudžia sankabą, keistą garsą skleidžia. Tai mes dar išardysim šitą daiktą ir išvalysim, sutepsim. Na tai garsų jokių nebeliko. Va, švelniai juda. Prieš tai netgi sunkiau judėjo. Tokia aišku smulkmena. Bet, kaip čia pasakyti, norint galutinio rezultato tinkamo, būtinai reikia visada tokius dalykus išspręsti. Tai dabar dedam tada dangtelį į vietą ir bandysim žiūrėti, kas išėjo. Aš visgi pasiduodu. Reikia padaryti pauzę ir išgerti šiltos arbatėlės. Tas dangtelis visai užsidėti nenori, reiškia kojelė ten tokia dantratis, reiškia, žodžiu, neįsitaiko į rankinėlę tą, kurį nuspaudžia sankabą. Nežinau, kokia Yamahos procedūra yra, bet šitoje vietoje aš jokios logikos nematau ir čia padaryta taip, kad būtų nepatogu. Nieko kitaip negali būti, bent jau pagal mane, aišku. Išgėrus arbatos ir užvalgius pietų, viskas puikiausiai pavyko. Tai dabar ką, dabar eisim padarytas draivą ir pasižiūrėsim, kaip tas motociklas važiuoja. Tai sakyčiau, tas draivas yra sėkmingas, viskas tvarkoj. Na, bent jau pradžiai, turi dar, aišku, ten viskas prisitrinti ir prisimalti taip, kaip reikia, bet panašu, kad viskas taip, kaip ir buvo planuota. Tai dabar ką, dabar toliau einam tada prie šakių ir pabandysim, paimsim ir perinksim tas šakes. Mums reikės nusiimti priekinį sparną, stabdžius. Šito daikto mums nereikia, bet atsileisim tik varžtus, kad galėtume ištraukti šakę. Išsiardėm amortizatorius, tepalas šiek tiek trūko tos amortizatorius ir taip matėsi, kad jau mažokai. Nors iš tikrųjų jis niekur nebėgo, tai galbūt prieš tai kažkas buvo nedapylęs. Neįtikėtinas marvė. Ojetų, net negaliu nupasakot. Bet taip jau pasižymė naudotas amortizatorių tepalas. Tokiu kvapu specifiniu reiškia, kur... net negaliu nupasakot. Tai va, bet viską išvarvinam. Ir pažiūrėsim, ką rasim viduj. Nieko, aišku, nerasim, kadangi jie viskas kuo puikiausiai veikia, tai bus elementariai tik tai šiukšlių išplausim, sudėsim naujus riebokšlius ir surinksim atgal, pripilsim tepalo tiek, kiek reikia, kad nebūtų jokių, kaip čia pasakyti, trūkumų jau su jais. Viskas išardyta, išplauta. Išardžius amortizatorių visada reikia atkreipti į šitos taip vadinamus sliderius, arba angliškai vadinasi bushingai. Vienas turi išorėje tokį teflono sluoksnį, o kitas turi vidinį dalyvą, toks, reiškia, jis čia statosi viršuje.
Reikia pažiūrėti, ar jie nesudraskyti ir nenusitrynės sluoksnis. Jeigu yra, matosi kažkokių aiškių pažeidimų, nu tai kaip sakoma, pageidautina, aišku, jį pakeisti į naują. Na, bet jeigu nėra, nu aišku, galima ir naudoti tą patį seną, bet, sakykime, amortizatorius yra pagrįstas tuo, kad jo veikimas yra pagrįstas tuo, kad jis turi slysti. Jeigu tas paviršius yra pažeistas arba nusitrynęs iki pačio vario jau reiškia, tai jis tiesiog prastai slysta ir nu, netlieka savo darbo. Tai čia viena iš tokių svarbesnių detalių. O visą kitą, žiūrėjom pačią plunksną, tai matosi šiek tiek va tokių va pažeidimų nuo akmenuko. Per kamerą aišku nieko nesimatys, bet čia yra tokių. Tai mums aktualūs yra tik tai tie, kurie yra žemiau negu apatinis tvirtinimo taškas. Tai tokių mes šiandien turime vos vieną. Tai iš esmės, kaip čia pasakyti, labai geros būklės plunksna. Na ką, tai toliau surenkam viską į vietą. Ne į vietą, o į amortizatorių. Dėsim naujus riebokštus. Yamaha viską pabaigiam. Tas sankabos trosas beveik išsivalė, bet yra jau pradeda jisai šerpėtotis, tai rekomenduosime šeimininkui pasikeisti. Taigi, jeigu kam įdomu, kiek visą tai kainavo, tai skaitykite aprašyme apačioj. Na ir ačiū visiems žiūrėjusiems, visi važiuokim saugiai ir iki. Bet buvo galima tikėtis, kad paprastas netgi nevarvančio amortizatorių riebokšlio keitimas pavirto į žiauriai kankinę. Riebokšlis, reiškia, nu jis jau aišku susigadino, kaip bebūtų, bet negaliu paaiškinti visiškai. O atrodo visai geri amortizatoriai, tik riebokšlis pakeisti viską.